Kita tema. Taip. Apie sveikatą medikai sunerimę, nes vis jaunesni žmonės skundžiasi stuburo skausmais. Tau nieko neskauda? Po šokio projekto prisipažinsiu skaudėjo, bet aš kreipiausi medikus dar projekto metu ir viskas liktais ir įsisprendė. Bet tas skausmas galbūt buvo sukeltas tiesiog to fizinio krūvio, būtent dabar nurodo medikai, kad pagrindinė priežastis, kodėl skauda vis jaunesniems žmonėms stuburą, yra tai, kad jiems trūksta fizinės veiklos, paprasčiausios elementarios mankštos. Na, kartais gali trūkti ir turbūt ramybės žmonių gyvenimuose, nes sako, kad stresas irgi viena iš tų skausmų priežasčių. 27 Vilnietė Lina Varanauskaitė kas antrą vakarą sveiko stuburo mokykloje mankštinasi ne vien dėl to, kad palaikytų formą. Ja, kaip ir daugelį jaunų žmonių, vis dažniau kankina varginantis nugaros skausmai. Moteris įtarė, kad problemos prasidėjo, kai vis didesnę dienos dalį praleisdavo prikaustytą prie kompiuterio. Manau, kad nuo sėdimo darbo ir be fizinio aktyvumo, be raumenų stiprinimo taip ir atsitinka. O kažkokio veiksmo kartais atsirasdavo nuo ilgo stovimo ir virtuviai būnant ir tiesiog dirbant. 2 metai intensyvaus darbo su kineziterapeutais skausmą apmalšino, bet problemai pašalinti gali prireikti ne 1 metų. Į medikus moteris kol kas sako nematanti reikalo kreiptis, o kamuojančios bėdos dar nevadina liga. Sveikatos mokslų universiteto dėstytojas Vidmantas Zaveckas stebisi, kad Linos amžiaus žmonės vis dažniau skundžiasi vienokiais ar kitokiais nugaros skausmais. Pastebėta, kad į kineziterapeutus kreipiasi net apie 80% jaunimo ir vos 20% ateina vėjami noro tiesiog pajudėti. Dėl tam tikros priverstinės padėties, sėdint, pavyzdžiui, ilgą laiką, vieni raumenys persitempia, sutrumpėja, kiti raumenys atsipalaiduoja ir susikuria tam regione disbalansas raumenų. Kur kas baisesnė situacija poliklinikose ir ligoninėse. Santariškių klinikoje jau daugelį metų besidarbuojantis profesorius Alvydas Juocevičius pastebi įdomią tendenciją. Įvairiausiais nugaros skausmais prieš 20 ar 30 metų skundėsi 50-mečiai. Šiandien dažniausiai gydytojų kabinetų duris svarsto tie, kam per 20. Dažniausiai tai gali būti arba disko, tarpslankstelinio disko, laipsniškas degeneracinis procesas, kuris veda iki to, kad gali tas diskas net patekti į stuburo kanalą arba bent pradžioje spaudžia nervinę šaknelę, dėl to sukelia skausmą. Gali būti pačių sąnarių tarp slankstelių esančių patologija, degeneraciniai uždegimai, kaip sąnario degeneraciniai, taip gali ir tų sąnarių, tai gali būti taip pat skausmų priežastis. Ši problema kamuoja ne vien Lietuvos, bet ir visos Europos gyventojus. Profesorius įspėja, kad į nugaros skausmus nevertėtų numoti ranką. Šis skausmas gali būti rimtas signalas dėl besiformuojančių ligų. Pirma sąlyga, esant nugaros skausmams, reikėtų išsiaiškinti, ar nėra kažkokio specifinio susirgymo, kuris gydomas specialiais metodais, sakysim, ankilozuojantis spondiloartritas, metastazės stubure, tada gali būti reumatoidinis artritas, tada gali būti osteoporozė, gali būti infekcija ir kitos priežastys. Gali būti skausmai dėl to, kad vidaus organų patologija reflektoriškai skauda nugaros srityje. Mediko teigimu dažniausiai stuburo ligos kamuoja muzikantus ar informacinių technologijų specialistus bei žmonės visą dieną praleidžiančius prie kompiuterio. Pagrindinis būdas išvengti veriančio nugaros skausmo – judėjimas. Kitu atveju galima rezervuotis vietą invalido vežimėlyje. Geriau nereikia, ką nuoširdžiai linkime.